Tai iš tiesų noriu pradėti mūsų renginį. Turim pristatyti leidinį ir ta garbė pristatyti mūsų leidinį, ir būtų atspindimas visos šio leidinio idėjos teko man. Jeigu kas ir neturėsite laiko jo paskaityti, tikrai patikėkit šitoje mano gal ir ne visai trumpoje kalboje, tas visas idėjos atsispindės. O iš tiesų po to, kaip ir matėte programoje, tikrai labai džiaugiuosi, kad mes šiandien turim ir garbingus mūsų pirmininkus, kurie pasidalins savo mintimis, o kaip aukščiausiasis teismas iš tiesų keitėsi per tą 30, per galima skaityti, 35 metus. Iš tikrųjų, prieš pradėdama savo kalbą noriu pasakyti ir tokią praktinę detalę. Išgirdau klausimą, ar bus galima gauti leidinį. Tai autoriai tikrai gausit ir kiti, bet tam tikrom progom. Bet kuriuo atveju leidinys iš tiesų yra paskelbtas ir mūsų puslapyje, gal nepastebėjot, bet einant buvo nurodytas QR kodas ir tai yra viešas leidinys ir su juo bus galima susipažinti. Taigi dabar pradedu tą mūsų oficialią dalį, dar kartą kreipiuosi į visus, gerbiami renginio dalyviai, mieli svečiai, mieli kolegos. 2025-ieji žymi 35 nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo metus. Suteikusius jai, jo žmonėms, naujų išbandymų, neįkainojamos patirties ir visokiojopai plačią pažangą. Vienas iš svarbiausių mūsų valstybės šio laikmečio pasiekimų - bendrosios kompetencijos teismų sistemą vainikuojantis Lietuvos aukščiausiasis teismas, kuris nuo 1995 metų sausio 1 dienos įgijo kokybiškai naują kompetenciją. Jis tapo tikru kasaciniu teismu, formuojančiu vienodą teismų praktiką, aiškinant ir taikant teisę. Būtent toks kasacinio teismo statusas ir paskirtis visose demokratijose simbolizuoja ir yra orientuoti į aukščiausią teisės suvokimo standartą, jo puoselėjimą ir plėtrą. Nėra geresnio šių dviejų sutarčių įprasminimo, kaip įvertinti, kokį kelią mūsų valstybės teisinė sistema, teisinės ir institucinė, o šios svarbi dalis yra kasacinis teismas, nuėjo ir kur link einamas. Šiam tikslui sutelktų esamų ir buvusių Lietuvos aukščiausio teismo teisėjų, teismo teisininkų, mokslininkų publikacijos sugulė į plataus turinio ir solidžios atminties leidinį. Jame rasite kasacinio teismo praeities, dabarties vertinimų, ateities iššūkių ir perspektyvos įžvalgų. Konkrečiau, apie aukščiausio teismo ir kasacinio proceso raidą, vienodo teisės aiškinimo įrankius, atskirų teisės institutų aiškinimo ir taikymo praktiką, šios pokyčius ir galimas naujas prognozes. Aukščiausiame teisme nagrinėtas bylas, baudžiamąsias, civilinės administracinių nusižengimų, ypač reikšmingas visuomeniai ir ryškiai paveikusias teisinę sistemą. Ir žinoma, atskira dalis skirta žmonėms, kūrusiems ir puoselėjusiems aukščiausiąjį teismą, jo tradicijas. Tikimės, kad šios publikacijos atspindi esminės kokybinės aukščiausiojo teismo transformacijas patirtas per šį ypatingą 30-metį. Ypatinga, nes jam būdinga esmingai nauja ir sparti teisinio reguliavimo, teisės taikymo praktikos, teisės mokslo plėtotė ir kaita. Lietuvos Respublikos konstitucija, naujieji kodeksai, Lietuvos integravimasis į tarptautinės ir Europos bendrijas pareikalavo žymiai sudėtingesnės teisinės tvarkos, kuri be kita ko lėmė daug naujų, sparčiai kintančių ir gausėjančių teisės šaltinių, o kartu ir šių aiškinimą bei taikymą pagrįstą vakarų valstybių demokratinėmis vertybėmis bei teisės principais. Kad ir kokiu terminu vadintume - kasacija, revizija ar apeliacija teisės klausimų, aukščiausio teismo esmė ir misija vykdant teisingumą formuoti vienodą teismų praktiką ir plėtoti teisę. Nuo 1990 metų aukščiausiasis teismas yra vienintelis kasacinis teismas mūsų valstybėje, kurio veikla, šiandien drąsiai noriu sakyti, atitinka demokratinių vakarų Europos valstybių tradicijas. Visus 35 nepriklausomybės metus žymi aukščiausiojo teismo siekis ir pastangos, kuo veiksmingiau įgyvendinti savo misiją. Iki šiandieninės kokybės nueitas ilgas kelias.
Šiame kelyje aukščiausiojo teismo veikla 1994 laikotarpiu vertintina kaip sudėtingas pradinis savo tikrosios paskirties paieškų etapas, kuris atvedė į 92 ir 99. Jie tapo lūžio metais, diegiant klasikinį kasacijos suvokimą. Kasacija tapo išimtinė teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo kontrolės forma. Tokia yra ir dabar. Per šį laikotarpį keitėsi aukščiausiojo teismo organizacinė struktūra, teisėjų skaičius. Nuo 1995 metų sausį teismą sudariusių 15 teisėjų iki 37 teisėjų 1998 metų pabaigoje. 2012 metais teismo teisėjų skaičius sumažinus 2, o 2019 metais dar 3 teisėjais. Šiandien, kaip visi puikiai žinome, de jure aukščiausiai teismo sudaro 32 teisėjai po lygiai abiejose skyriuose. Istoriją svarbu žinoti, nes iš jos mokomės. Jie prašydama įvykius atskleidžia mūsų tapatybę, kultūrą, vertybės, pateikia labai svarbių pamokų. Todėl mums svarbu pažinti ir suprasti viską, ką mūsų teisinė sistema patyrė ir paskelbus ir atkūrus nepriklausomybę. Štai dar 1932 metais Mykolas Riomeris taikliai, beje ir šiandien aktualumo neprarandančiai, apibrėžė kasacinio teismo prigimtį. Jis rašė, kad teismo instancijomis, per kurias pereina teismo byla, turėtų būti vadinami tik tie teismai, kurie dalyvauja bylos sprendime iš esmės. Visiškai suprantama yra pirmosios iš esmės ir apeliacinės instancijos tuo vardu vadinamas, kad kasacinė instancija tai nesąmonė ir ryški terminologinė klaida. Yra kasacinis teismas, bet nėra kasacinės instancijos. Kasacinis teismas sprendžia visai ką kitą, negu sprendė abi teismo instancijos, pirmoji ir apeliacinė. Jis sprendžia ne pačią įspręstąją bylą, bet naują kažkokios rūšies ir turinio bylą, būtent bylą dėl teismo sprendimo teisėtumo ir neteisėtumo. Anai įspręstajai bylai nėra jokios instancijos. Anosios bylos aktai pristatomi kasaciniam teismui tik tai kaip priedas ar medžiaga kilusiam ginčui dėl įvykusioje byloje sprendimo teisėtumo. Kol kas ši pamoka vis dėlto ne iki galo išmokta. Tačiau nepaisant teismų įstatymų ir baudžiamo proceso kodekse išlikusių ir sumaištį keliančių žodžių kasacinė instancija, proceso įstatymai įtvirtina kasacijos pagrindus artimus tiems, kurie įteisinti vakarų Europos valstybėse. Aukščiausio teismo kaip kasacinio teismo misija formuoti vienodą teismų praktiką ir plėtoti teisę jau yra tapusi savastimi. Išskirtinė teismo sprendimo teisėtumo patikros forma nukreipta į vienodą teisės aiškinimą ir jos plėtotę, bei pasireiškianti tik teisės, o ne fakto klausimų sprendimu, kasacinių procesų išimtinumas, savitumas, teisės klausimų iškėlimas, suformulavimas ir argumentavimas atsakingai, kvalifikuotai, išsamiai, visos šios idėjos atsispindi ir paties Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje. Vis dėlto, karts nuo karto bandom kvestionuoti ir kelti klausimą, kokia viešoji teisės aiškinimo funkcija ir privati teisingumas individualioje byloje turi vyrauti kasacinėme procese ir nusverti. Šis kontekstas išprovokuoja ir diskusijas dėl pasirinkto atrankos modelio, jo pagrįstumą. Ar spręsti individualius klausimus, tai yra užtikrinti individualų teisingumą, ar vis dėlto aukščiausio teismo veiklą nukreipti į visai visuomeniai svarbias problemas, teisės aiškinimą ir tam sutelkti pajėgas į žemesnės instancijos teismų veiklos koordinavimą. Akivaizdu, kad kol kas sunku būtų siekti teoriškai idealios kasacijos, suabsoliutinant viešąją funkciją. Peržengti suvokimą, kad teismo paskirtis vykdyti teisingumą visose bylose, net jei tai būtų ir aukščiausiasis teismas, yra sudėtinga net ir patiems teisėjams. Ar galima ignoruoti, kad didžiausias viešasis gėris yra būtent teisingumas konkrečioje byloje? Todėl kasacinis skundas kartais yra priimamas net ir tuomet, kai formaliai keliami teisės klausimai neatitinka proceso įstatymuose įtvirtų kasacijos pagrindų. Kita vertus, kaip rašo vienas iš autorių, labai lengva primerkti akį ir priimti kasacinį skundą vien siekiant dar sykį pažvelgti į bylą ir ištaisyti galimai žemesnės instancijos teismo padarytą klaidą. Tačiau toks dosnumas
Kasacinio skundo atrankos etape neišvengiamai kirsti pačiam kasaciniam teismui, vėlesniame bylos nagrinėjimo etape, nes nutartyje joks reikšmingas teisės aiškinimas neatsispindėtų. Tai susilpnintų kasacinių nutarčių precedentinę reikšmę. Taigi nėra tobulo recepto, kaip patenkinti abu tikslus. Nei kasacinių skundų priimtinumo padidinimas, nei teisėjų ir teisėjų padėjėjų skaičiaus padidinimas šios problemos neįsprendė. Vienok tikimės, jog palaipsniui viešoji funkcija nusveria. Taip pat priminsiu, kad kasacinių skundų atrankos procesas, išbandžius absoliučiai formalių kasacijos draudimų sistemą civilinėme procese, perėjo į leidimų sistemą civilinėme procese nuo 2003 metų pradžios, o baudžiamajame procese po 5 metų, nuo 2008 metų pradžios. Taigi kasacinių skundų atrankos leidimų sistema civilinėme procese galioja jau daugiau nei 2 dešimtmečius, o baudžiamajame procese daugiau nei 10. Beje, kasacinių skundų atrankos rezultatas, kitaip tariant, priimtų skundų skaičius Lietuvoje, kaip ir bet kurioje kitoje valstybėje, priklauso ne tik nuo teisės aktuose suformuluotų kasacijos pagrindų, jis taip pat priklauso nuo pačių teisėjų požiūrio, kasacijos pagrindų subjektyvaus suvokimo ir aiškinimo, kasacinio teismo politikos, teisėjų skaičius. Jokia paslaptis, kad ta pačios ar beveik ta pačios žodinės išraiškos filtravimo pagrindų formuluotėms suteikiamas skirtingas turinys. Iš tiesų, sėkmingo teismų praktikos vienodinimo prielaidos sudarytų vieningą triadą – kasacijos pagrindai, kasacinių skundų atranka, kasacinių nutarčių motyvavimas. Natūralu, kad šie klausimai niekada nebuvo praradę aktualumo. Ir šiandien ieškome, kaip pagerinti kasacinių skundų atrankos, kasacinių nutarčių, o kartu ir teisės kokybę. Visos šios diskusijos ir paieškos atsispindi ir mūsų leidinyje. Ar turi būti argumentuojamos atrankos kolegijos nutartys? Ar turėtų būti reikalaujamas atsiliepimas į kasacinį skundą dar atrankos procese? Ar gali būti priimamas kasacinis skundas iš dalies? Ar turėtų būti motyvuojamos atrankos kolegijos nutartys, tiek kai kasacinis skundas priimamas, tiek kai atsisakoma jį priimti? Ar turėtų būti trumpinami kasacinio skundo padavimo terminai? Ar turėtų būti leidžiama pateikti pakoreguotą kasacinį skundą, pateikti į kelis kartus? Ar nereikėtų didinti minimalaus teisėjų skaičius, pavyzdžiui, iki 5 teisėjų bylą nagrinėjančioje kolegijoje? Ar reikėtų dažniau taikyti žodinį procesą, imantis priemonių jį transliuoti tiesiog? Gal tikslinga taikyti papildomas organizacinės priemonės, pavyzdžiui, sudaryti kelias atrankos kolegijas, ar taikyti principą, kai visas skyrius, ar teismas in corpore viską, tiek atrankos klausimus, tiek bylą, nagrinėja vienu metu. O gal stiprinti atrankos procesą, sukuriant specialų skyrių, kuris dirbtų su atrankos klausimais, ar specialų analitinį skyrių. O gal perimti Estijos modelį, kai bylą nagrinėjo kolegija, kurie atrankoje skundą ir priėmė. Svarstytina ir dėl ryžtingesnių pokyčių, tokių kaip preliminaraus paklausimo aukščiausiam teismui įvedimo į Lietuvos teisę. Juk šiandien aiškiai matome problemą, kad kai kuriais atvejais ginčai nepatenka aukščiausiojo teismo teisėjų stalo, nors akivaizdu, kad sritis reikalauja vienodinti teismų praktiką. Viena tokia sričių yra vartojimo kreditas. Yra daug už ir gerokai mažiau prieš pasinaudoti gerąją Nyderlandų patirtimi ir pasiekti didesnio teisės taikymo veiksmingumo bei spartos. Šiais klausimais ir rytoj diskutuosime Aukščiausio teismo ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto organizuojamoje konferencijoje. Leidinys puikiai atspindi, kad per 35 Lietuvos nepriklausomybės metus įsiliejome į darnią Europos teismų ir teisėjų bendriją. Europos teisė, tiek konvencinė, tiek Europos Sąjungos teisė, kurios taikymas ir aiškinis unikalus, tapo mūsų savastimi, praturtino mūsų nacionalinę teisę, suteikė jai naujos kokybės. Išmokome ir toliau mokomės remti šią teisę, naudotis jos suteiktais gynybos įrankiais, autonomiškų, tiesioginių ir viršenybinių taikymų. Europos teisė tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai darė įtaką ne tik nacionaliniai teisai, bet ir keitė nacionalinių kasacinių teismų, tarp jų ir Lietuvos aukščiausio teismo nutarčių kokybę, argumentavimo kokybę ir stilių, teisinę techniką. Taip pat lėmė ir tam tikras institucinės pertvarkas.
Specifikos suteikia ir vadinamasis teisės ir teisėjo vaidmens fundamentalizavimas, kurį lėmė pagrindinės plitimas į visas teisės šakas. Nacionalinis teisėjas tikrai tapo Europos teisėjų ir žmogaus teisų teisėjų. Tiek Europos teisė, tiek Europos teismų praktika palietė ne vieną teisės sritį ir aukščiausio teismo formuojama teismų praktika. Jos sisteminė analizė, jos nuostatų ir Europos teismų praktikos pritaikymas Lietuvos aukščiausio teismo praktikoje neabejotinai prisidėjo prie žmogaus teisų ir ES teisėje įtvirtintų teisų įgyvendinimo ir apsaugos. Teisingumo vykdymo garantijos, tarp jų teisė į teisingą teismą, į teisingą bylos nagrinėjimą, profesinė etika, teisėjų nepriklausomumas, nešališkumas, teisėjų nusišalinimo ir nušalinimo institutas ir bylų nagrinėjimas pagrįstais terminais, teisė kreiptis į teismą, teisinės pagalbos teikimas, teisė į teismo sprendimo peržiūrėjimo aukštesnės instancijos teisme, kitos procesinės garantijos, bylinėjimų išlaidų atlyginimo klausimas baudžiamajame ir administracinio nusižengimo procese. Šios ir kitos susijusios temos pirmiausiai veikia aukščiausio teismo praktika ir žmogaus teisų sritį. Europos teisė ir jie grindžiama teismų praktika neabejotinai palietė turinio prasme tiek baudžiamosios, tiek civilinės teisės sritis. Nusikalstamo veikos imitavimo modelio, genocido sampratos, asmenų neveiksnumo instituto, šeimos teisės, statinių griovimo bylose ir kitose srityse buvo mokomasi ir iš savų, ir iš kitų teismų klaidų. Žmogaus teisų įtaka civiliniai teisei pasireiškia ne tik vertikalaus pobūdžio ginčiuose, bet ir bylose kylančiose iš savo esme grynai privatinių, tai yra horizontalaus pobūdžio teisinių santykių. Tokiais atvejais teismui dažniausiai tenka spręsti kelių tarpusavėje konkuruojančių žmogaus teisų pusiausvyros dilemą. Žmogaus teisėmis grindžiamos teismų praktikos svarbumas pasireiškia tuo, kad dažnai būtent šia praktika buvo kompensuotas įstatymo leidėjų neveikumas, nepatogu klausimų srityse. Juk tai, kas politiniai valdžiai atrodo nepatogu, kol kas gali palaukti, vis tiek reikalauja žmogaus teisų standartais pagrįstų sprendimų. Politiniai valdžiai delsiant priimti tokius sprendimus, šią pareigą tenka vykdyti teismams, iš esmės tiesiogiai taikant iš konstitucijos arba tarptautinės teisės išplaukiančią žmogaus teisų doktriną. Lietuvos aukščiausiasis teismas Europos žmogaus teisų konvencijos nuostatomis dažniausiai remiasi tada, kai tam tikri jos taikymo aspektai yra labiau išplėtoti Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencijoje, nei atitinkamų nacionalinių konstitucinių nuostatų aiškinimas konstitucinio teismo praktikoje. ES teisė visų pirma taiko nacionaliniai teisėjai. Pasidalintos atsakomybės tarp nacionalinių teismų ir ES teisingumo teismo principas užtikrina, kad ES teisė būtų aiškinama ir taikoma tinkamai. Prejudicinio sprendimo procedūra yra pagrindinė nacionalinė teismų ir teisingumo teismo bendradarbiavimo forma. Viena iš sričių, kurie aukščiausias teismas daugiausiai 10 kartų kreipėsi į teisingumo teismą, yra viešųjų pirkimų sritis. Mažai atsilieka ir vartotojų teisė. Savo leidinyje keliam klausimus, ar esam radę tinkamą teisės aiškinimo pusiausvyrą laidavimo santykiuose, kai laiduojama vartojimo teisiniuose santykiuose, diskutuojama apie prekių ženklų teisę ir jos santykius su konkurencijos teise. Ne tik šiuose, bet ir kitose srityse ES teisė garantuoja tam tikras teises asmenims. Svarbu jas visas laiku atpažinti, tinkamai išaiškinti ir pritaikyti teisės normas. Nėra abejonių, kad taikant ES teisę kyla tam tikrų iššūkių. ES teisės kaita ir lėtai besiformuojanti teisės normų aiškinimo praktika taip pat prie to prisideda. Lietuvos aukščiausiam teismui teko spręsti dėl tiesioginio ir netiesioginio direktyvų taikymo poveikio, nors Lietuvos teisėje dar nebuvo įgyvendintos atitinkamos direktyvos nuostatos. Jūsų dėmesio laukia ir provokuojančios, kviečiančios diskutuoti idėjos. Pavyzdžiui, dėl kasacinio teismo teisėjo taikančio vis didėjančią įtaką nacionaliniai teisei darančių supranacionalinių teismų praktikos suformuotus bendruosius teisės principus. Vaidmens ir diskrecijos ribų, keliančių klausimų ir ieškančių atsakymų, ar tokiu būdu kasacinio teismo teisėjas netampa teisės kūrėjų konkuruojančių su įstatymų leidėjų. Lietuvos aukščiausio teismo teisėjai, Europos teisėjai. Tai ne vien skambus šūkis, bet realų Lietuvos aukščiausio teismo indėlį į ES teisės plėtrą iliustruojantis teiginys.
Galim pasidžiaugti tuo, kad aukščiausiojo teismo kreipimais į Teisingumo teismą atkreipia dėmesį į ES teisės taikymo ir aiškinimo problemas. Tampa pagrindu vėliau daryti pokyčius ir šiuose teisės aktuose. Per šiuos daugiau nei 30 metus tikrai užaugome, sustiprėjome ir toliau siekiame teikti kuo kokybiškesnę teisingumo vykdymo paslaugą savo piliečiams. Nemažiau reikšmingas ir aukščiausiojo teismo bei konstitucinio teismo dialogas. Abiejų teismų suderinta praktika sustiprina asmens teisų apsaugą ir prisideda prie teisės plėtros. Ne vienas konstitucinio teismo nutarimas įtakojo aukščiausiojo teismo jurisprudenciją, o ir atvirkščiai aukščiausiojo teismo kreipimas į konstitucinį teismą praturtino konstitucinio teismo jurisprudenciją. Kita vertus, tokio dialogo niekada nebūna per daug, tad skatintinas tiesioginis konstitucijos taikymas pagal konstitucinio teismo nustatytus konstitucijos aiškinimo standartus, o tam tikrais atvejais ir aktyvesnis aukščiausiojo teismo kreipimasis į konstitucinį teismą. Neįmanoma nepaminėti ir dialogų su kitais konstituciniais teismų sistemos partneriais. Lietuvos aukščiausiasis teismas yra Lietuvos teismų sistemos lyderis. Tai atspindi ne tik aukščiausiojo teismo aktyvus dalyvavimas tarptautinėse įvairiose teismų savivaldos veiklose, teismo laimiai kol kas negausioje, formuojamoje praktikoje teisėjų drausmės bylose, aiškinant teisėjų etikos standartus, bet ir prisidėjimas prie kokybiškesnės teisėkūros. Nors teismo vaidmuo teisėkūros procese yra ribotas, vis dėlto išnaudojant visas tiek organizacinės, tiek teisės aiškinimo galimybės, prisidedančias prie kokybiškos teisėkūros. Kokybiška teisėkūra neabejotinai yra itin reikšminga teisinės valstybės prielaida, stabilumo, teisinio tikrumo garantas. Nusikalstamos veikos sudėties kategorija, dėmesys teisiniams sąvokoms, jų tikslumui, aiškumui, subsidiarumo principo reikšmė baudžiamojoje teisėje, baudžiamų veikų kriminalizavimo politika, santykės su kitų teisės šakų nustatytų reguliavimų, ultima ratio principo taikymas baudžiamojoje teisėje, šie ir kiti klausimai taip pat laukia skaitytojų dėmesio. Tikimės, kad leidinyje atspindėtos aukščiausiojo teismo pastangos išlaikyti aukštai iškeltą kartelę, pagal kurią kasacinis teismas yra nuosaikios pusiausvyros, nuoseklumo ir stabilumo, teisių apsaugos garantas, patvirtina ne tik teismo 30 metų pažangą, bet ir neabejotiną siekį toliau tobulinti savo veiklą. Taip pat tikimės, kad leidinys taps naudingas kiekvienam besidominčiam Lietuvos kasaciniu teismu, jo institucinė ir jurisprudencinė raida. Ir baigdama noriu padėkoti straipsnių autoriams. Jie turėjo išgirsti savo mintis ir įžvalgas mano pristatyme mokslinių straipsnių apibendrinime. Ir be abejonės dar kartelį noriu padėkoti visiems susirinkusiems į šį renginį. Ir kaip sakiau, mūsų laukia ir diskusija, kur teismo pirmininkai, buvę pirmininkai pasidalins savo įžvalgomis apie tai, kaip aukščiausiasis teismas keitėsi per šitą 30-35 metus. Aš net neabejoju, kad laukia įdomus pokalbis.